Sveiki, aš esu Bronius ir šiandien bandysiu paruošti pusryčius mamai. O vėrinukus gal. Sėdėdamas namuose, kai mama neleidžia žaisti su kompiuteriu, pradėjau viską ruošti virtuvėje. Mano įkvėpėjas yra Alfas, kuris man praeitais metais padovanojo žurnalą. Pasižiūrėjau šaldytuve ir va ką aš radau. Mėsos, sūrio lazdelių, daržovių, vaisių ir kažkokių žolių. Taigi pradėkime gaminti. Susipjaustykime pomidorus. Paskui atsipjaukime agurko. Atsipjaukime dešros. Atsipjaukime sūrio lazdėles. Viską susipjaustame, pradėkime verti. Nepamirškite, kad jūsų vėrinukas būtų spalvotas. Tai pirmą uždėjau žolės, paskui uždėsiu pomidorą, paskui dešros, paskui sūrio. Tada reikėtų dešrą iš kitos pusės va. Ir uždedame agurko. Ir mano vienas vėrinukas pabaigtas. Ir matote, aš turiu tokį, tai gražu įdėti tokius vėrinukus į tokius ežiukus. Antrą pabandysiu be dešros. Štai mano ežiukas jau pasiruošęs keliauti pas mamą. Dar tik padėsime jį ant lėkštutės. Ir va. Ir pabandykime padaryti vieną ežiuką saldų. Pasiruoškime vaisius. Mums gali tikti tos pačios žolės, tas pats sūris. Va, susipjaustom ananasą. Viską susipjaušiau, apelsinus, kriaušes, ananasus, vynuoges. Ir dabar pradėsime verti. Pasiemu pirmą kriaušę, paskui uždedu, galim uždėti apelsiną, dar uždedu ananasą ir ant galo uždedu vynuogę. Ir štai va mano saldus vėrinukas. Turiu pilną dabar žolės lapų, persikarpo juos ir pradedu verti antrą vėrinuką. Pasižiūrėkit, kaip gražu. Širdutę ant žalio kotelio ir uždėkime gal apelsiną. Ir čia bus tikrai mamai. Va, štai mano antras su vaisiais ežiukas padarytas. Ir štai aš pasidariau vėrinukus per 20 minučių. O ar jūs galite tai padaryti? Dar trūksta tik kavos ir einu pas mamą.